Kelionė į violetinės liepsnos šventyklą Delose. Susikoncentruokite į savo širdį ir išreikškite ketinimą prisipildyti save nuostabia dieviškumo buvimo energija. Tai galite padaryti taip. Aš esu tai, kas aš esu. Savo aukščiausiojo aš vardu prašau violetinės liepsnos pripildyti mano fizinio, mentalinio, eterinio ir emocinio kūnų, kiekvieną ląstelę, atomą, elektroną, kiekvieną mano gyvenimo dalelytę, nuostabia ir stebuklinga violetinė meilės laisvei energija. Prašau pripildyti mane tą energiją 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Dabar giliai pakvėpuokite. Prisipildant violetinės liepsnos energiją, sudarykite ketinimą keliauti kartu su mumis į violetinės liepsnos šventyklą Delose. Ta šventykla turi 5 išmatavimo eterinę struktūrą. Žmonės su savo eteriniais kūnais gali ateiti čia bet kada. Violetinė liepsna šventykloje dega pastoviai, palaikoma mūsų žmonių, spinduliuojant džiaugsmą ir laimę viskam, kas gyva, visiems žmonėms ir planetai. Mokytojas Saint Germainas ir jo liepsna dvynė Portija čia praleidžia daug laiko. Kartu su didžiuliu šios liepsnos angelu legionu rūpinasi, kad nuostabi Dievo liepsna dirbtų planetai. Įkvėpkite liepsnos energiją, kad kaip įmanoma daugiau jos atsinešti į savo fizinį kūną. Dabar jūs stovite didžiulėje apvalioje salėje su aukštomis lubomis. Violetinė šviesa liejasi čia visur. Sienos ir grindys čia padarytos iš kristalinai švaraus švelnios tekstūros šviesos spalvos ametisto. Geriau įsižiūrėkite per ametisto sienas ir jūs pamatysite daugybę šviesių violetinių tonų, atspalvių, kurie privers pasijausti jūs stebuklingame žvaigždžių pasaulyje. Salėje tampa šviesiau ir jūs matote tuziną įvairių formų ir dydžių fontanų, spinduliuojančių visus įmanomus violetinės šviesos atspalvius. Vandens fėjos gauna didžiulį pasitenkinimą, žaidžiant su tomis energijomis, kaip jos džiaugsmingai žaidžia. Gėlių fėjas irgi žaidžia šviesos energiją, sukuriant nuostabias baltų, violetinių ir auksinių visų atspindžių gėles. Jos kviečia tave į šventyklą. Pasidalink jų džiaugsmu ir laime. Dabar tu matai daug violetinės liepsnos angelų, nešančių violetinę liepsną su meile. Šventoji liepsna nekaršta, greičiau šalta. Prieikite prie vienos iš kėdžių, taip pat padarytų iš ametisto. Sėskite į tą, kuri labiausiai jums patinka. Po kiekviena kėde dega violetinė ugnis. Ji kyla ir apgaubia tave.
Ji pripildo visą tavo kūną, pradedant nuo apatinių čakrų, kylant vis aukštyn ir aukštyn. Kita liepsna leidžiasi iš viršaus ir užpildo tavo karūninę čakrą, nusileidžiant žemiau, užpildo kiekvieną tavo kūno ląstelę. Kvėpuok. Susikoncentruok į širdį ir tu pajausi violetinę liepsną, pripildančią tave kaip niekada anksčiau. Prie tavęs priartėja violetinės liepsnos angelai. Jie lieja iš savo indų ant tavęs meilės energiją, violetinės ugnies energiją. Įkvėpkite violetinę energiją. Ji jūsų gyvenimą padarys geresniu, išgydys jūs. Prie tavęs prieina mokytojas Saint Germainas, lydimas Lady Portijos ir Lady Kuan Yin, atjautos ir nuoširdumo deivių. Jos pripildo tave meilę ir deda savo atjautos antspaudą auros lauke, kuris taip pat yra 7 spindulio energijos aspektas. Dabar mes prašome tave atsiverti didesniam suvokimui ir atjautai. Tai būtina tavo išgijimui ir visų tų, kuriuos tu myli išgijimui. Kai tu jauti būtinumą ką nors savo gyvenime ištaisyti, kreipkis į atjautos ir atleidimo energijas. Leisk įvykti pasikeitimams, kurių tu nori. Lik tokioje laimės ir džiaugsmo būsenoje, tiek, kiek norėsi. Kalbėkis su mumis, kreipkis į mokytoją Saint Germainą ar Lady Kuan Yin. Sukurk pilną savo kūno ir sielos pasveikimo ketinimą. Salė, kurioje sėdi, pilna išgyjimo energijų. Savo energetinėme lauke rask tamsias vietas ir pripildyk jas violetinės ugnies energiją. Kai jauti skausmą, kai atsiranda problemos, visada atsimink apie tas stebuklingas violetinės liepsnos energijas. Ištirpdyk jas savyje. Pajusk tankio praradimą. Pajausk, ant kiek lengvesniu tu tampi. Pajusk tavo būtybę užpildantį nepaprastą džiaugsmą ir lengvumą. Kuo daugiau išbandysi džiaugsmo, tuo lengvesnė taps tavo gyvenimo našta. Leisk tam lengvumui, tai meilės jėgai ir grožiui pripildyti tave savo energijomis. Sąmoningai paprašyk violetinės liepsnos to, ko norėtum, kad jie tavyje išgydytų. Kartais tarp tavo prašymo ir to prašymo įvykdymo yra reikalingas išsivalymo procesas. Bet nenustok bandyti. Dirbk ir žingsnis po žingsnio tu pasieksi pergalę. Neskubėk pas kiekvieną savas laikas, kad pasiekti savo tikslą. Kai būsi pasirengęs, gali apsidaryti aplinkui. Tu pamatysi, koks kiekis mokytojų ir angelų pasiruošusi tau padėti, jeigu pas tave atsirastų klausimų. Angelai, ypatingai tie, kurie dirba su žmonėmis, ateina čia atstatyti violetinės liepsnos energijas kelis kartus per savaitę, o kai kurie kasdieną. Planetos nesubalansuota energija nuodija jų jėgos laukus.
todėl jie ateina čia apsivalyti ir atsistatyti. Mes kviečiame tai daryti ir jūs. Likite su mumis, kiek tik norite. Kai būsite pasiruošę, ateikite čia sąmoningai. Būkite atidus, neteisingomis mintimis, žodžiais ir jausmais. Nesukurkite vėl tų pačių energijų, nuo kurių ką tik išsivalėte. Kviečiame atvykti į šią šventyklą vėl ir vėl, kai tik pas jūs atsiras noras. Dabar šios šventyklos durys visada atviros jums. Mokytojas Saint-Germainas visada čia. Angelai visada pasiruošę jūs priimti, padėti jums su meile. Nesvarbu, ko jums prireiktų. Mes sveikiname visus, kas šiandien atvėrė širdis. Siunčiame mums ir jums mūsų širdžių meilės palaimą, drąsą ir išmintį. Mes prisijungiame prie savo draugo Saint-Germaino, kuris siunčia violetinės liepsnos bangas visiems tiems, kas skaito ir klauso šias eilutes. Tebūnie taip. Tebūnie taip ir tebūnie taip.